Šiandien buvo puikiai diena. Tu krimtai šviežią žolę, pasirinkdamas tik pačius sultingiausius stiebelius. Bandei nuskinti vandens lelijos lapą, bet įkritai į ežerą. Tada visą valandą panardinę savo nosį į tą patį ežerą, į kurį ką tik įkritai, pūtei burbulus pro nosį. Vienas burbulas buvo didelis kaip moliūgas, kitas mažas kaip žirnis. Tu taip įsijautęs burbuliavai, kad net užmiršai, ką čia veiki. Galiausiai nusprendei, kad geriausia atsigulti į šiltą purvą ir žiūrėti, kaip debesis danguje virsta įvairiausiais gyvūnais. Vienas debesis priminė šokantį flamingą, kitas besišypsantį krokodilą su 2 dantimis, o vienas, tik pažiūrėk, buvo visai kaip tu, tik su akiniais ir su ananasu ant galvos. Šiandien buvo ilga diena. Kviečiu pasinerti į jaukų pasakų pasaulį YouTube kanale Eglės pasakėlės. Jei patiko, lauksiu jūsų patiktukų, širdelių, komentarų ir pasidalinimų. Ačiū, kad klausotės ir kad esate kartu.